Tai buvo sėkminga. Dėkuoju dabar Andrikienė, 2 minutės. Pirmiausiai norėčiau pasakyti pagarbos ir padėkos žodžius premjerui Mirekui Topolanekui. Mes visi puikiai suprantame, ką reiškia pirmininkauti Europos Sąjungai ir ką reiškia pirmininkauti Europos Sąjungai pasaulinės finansų krizės, ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Taigi nuoširdžiai linkiu Čekijai sėkmės, sutinkant naujus iššūkius ir vadovaujant Europos Sąjungai iki šių metų vidurio. Briuselio vadovų taryba. Šiandien daugelis kaip mantra kartojame skaičius, atspindinčius susitarimus pasiektus vadovų taryboje. 5 milijardai eurų strateginiams energetikos projektams ir plačiajuosčiam internetui. 50 milijardų eurų ne eurozonos Europos Sąjungos valstybėms narėms mokėjimams, mokėjimų balansams subalansuoti. 75 milijardai eurų Tarptautiniam valiutos fondui. 600 milijonų eurų rytų partnerystei. Iš minėtų 5 milijardų eurų 175 milijonai turėtų atitekti energetikos tiltui, sujungsiančiam Švediją su Baltijos valstybėmis, kurios iki šiol buvo nuo Europos Sąjungos energetikos rinkos atskirta sala. Daug tai ar mažai? Stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia? Normaliomis aplinkybėmis vadovų tarybos rezultatus, pasiektus susitarimus, vertinčiau patenkinamai. Žinoma, mes tikėjomės daugiau. Žinoma, tikėjomės, kad bus sutarta dėl geresnio Europos ekonomikos atkūrimo plano finansavimo. Tačiau, įvertinus visas apraiškas, nacionalizmo, protekcionizmo pasireiškimus, manau, kad pasiektas susitarimas neabejotinai yra gera solidarumo išraiška ir norėčiau, kad tai būtų startinė pozicija, gera pradžia tolesniems darbams. Ačiū. Dank.